kad jau pradėjom valytis nuo reprodukcinių organų, ar ne, sekančios mintys ir temos toliau veda link to valymosi. Ir atėjo šiandien mintis, kad mes kiekvienas galim prasivalyti ir turėtume prasivalyti nėštumo vandenis, kuriuose mes vystėmės. Ir pažiūrėti į tai nuo pat pradžių, kaip įvyksta tas atėjimas, į čia aš jau praeitam įraše šiek tiek užsiminiau, kaip ten būna, kaip siela ateina, kaip fizinis kūnas ją nuskaito, kaip toliau vystosi. Ir labai svarbu tą suvokti pasirinkimą, kodėl mes pasirenkam vienus tėvus, o ne kitus, nes sielų lygmenį mes visi darome pasirinkimus prieš gimdami. Mes tarsi pasirašome tokią darbo sutartį, šio gyvenimo planą, pagal kurį mes gyvensime čia, ko mes čia iš vis ateinam, ką mes čia pasieksime, ką mes norime padaryti, kaip pasikeisti, galbūt sutvarkyti tai, ką praeitame gyvenime netaip darėm, pasirinkom, nes kai nugyvenam gyvenimą ir grįžtam į tą subtilų lygmenį, mes viską matom, suprantam, kur prasileidom, kur netaip kažką pasirinkom, kur klaidas kokias padarėm, ir ten būnant, kada viskas yra aišku, suprantama, energijos lengvos, esam mylimi, palaikomi ir taip toliau, mums atrodo viskas paprasta, duokit, dar kartą, dabar tai jau pavarysiu, dabar tai jau padarysiu aš čia. Ir mes gimstam, prisirašę į tą darbo planą, į tą darbo sutartį gyvenimo planą, tiek visokių dalykų, kartais tiek, protų žiūrint, tiek tokių nesąmonių, apsunkinimų savo kažkokių sunkių patirčių, nes ten būnant mums atrodo, kad čia paprasta, dabar tai jau tikrai viskas aišku, ar ne, bet kai gimstam į čia, ta riba skirianti fizinį ir subtilų pasaulį, šiek tiek blokuoja tuos prisiminimus, tą ryšį slopina ir mes jaučiamės tokie, ne kaip aklikačiukai, bet kažkas tokio, darom kažką, kodėl darom, nežinom, toks būna pasimetimas, nežinom nei kur eiti, nei ką daryti, nei ką pasirinkti, nei kas yra teisinga, kartais pasimetame visame tame gyvenimo vandenyne. Ir aš ką žinau, kad vis tiek tuos tėvus vienaip ar kitaip mes pasirenkam iš kelių variantų, jeigu juos pasirinkom, vadinasi, mums jų dėl kažko tai reikėjo. Jie kažką mums gali duoti, padėti mūsų tuose nusimatytuose tiksluose. Ir man labai palengvėjo, kai aš supratau, kodėl aš pas tokius tėvus papuoliau, ką jie man davė, kokias savybės manyje išugdė, ar aš jas išsiugdžiau, kokie tarp mūsų santykiai praeituose gyvenimuose buvo ir kad juos reikėjo sutvarkyti, kad išsivalyti tą sielos failų turinį. Ir tai yra pliusas tą suvokti, nes tada daug lengviau į viską žiūrima, ateina tas supratimas toks, ne tai kad susitaikymas, o atleidimas, toks aiškumas, net nereikia nieko atleisti, nes tu supranti, kad nebuvo ko ir užpykti, o mano gyvenime tikrai buvo daug skaudžių ir sunkių tų patirčių visokių, ir ten alkoholis, ir smurtas psichologinis, ir visoks, ir nežinau, paauglystėje aš net galvojau, jeigu dabar, pavyzdžiui, nusižudyčiau, tai atkeršyčiau savo tėvams ir galėtų jie tada ten, jiem taip ir reikia, tegu tada ir pagalvoja, ką jie čia daro. Visko buvo. Tik aš džiaugiuosi, kad einant gyvenimo metams atėjo tas suvokimas, kad aš pati juos pasirinkau, kam man to reikėjo, kodėl, kad esu dabar tokia, kokia esu jų dėka, nes turėjau taip išsiugdyti charakterį tokį, koks yra, supratimą tokį, koks yra per juos. Dabar mes gerai sutarėm ir su mama, ir kol dar patėvis buvo gyvas, paskutiniai jo metai buvo nuostabus, buvo pats geriausias senelis vaikams mano, ir viskas išsilygino. Tai tas labai padeda suvokimas, atsakymas savo į klausimus, tik reikia kelti tuos klausimus, ateina tada ir informacija, ir žinios. O nėštumo vandenų valymas yra svarbus tuo, kad mes suprantame ir žinome, ar ne, kad žmogaus fizinis kūnas yra sudarytas didžiąja dalimi iš vandens. Mes vystomės pas mamą pilve vandenyje ir žinome, kad iš tyrimų, ar ne, kad vanduo priima informaciją ir keičia savo struktūrą pagal tai, kokia informacija tą vandenį veikia.
Ar ne, yra japonų mokslininkas daręs tuos tyrimus, ne, ir ten daug kas dabar bando ir su obuolio puselėm, perpjauna vieną puselę keikia, ten visai kaip neigiamai veikia mintimis, emocijomis, kitą puselę ten giria, myli, prižiūri. Ir po mėnesio ten, sakykime, matosi akivaizdus skirtumas, kuri puselė buvo mylėta, o kuri buvo keikiama. Tai jeigu nėštumo metu moteris patiria stresą, įtampą, nerimą, baimę, pyktį, jeigu vyksta, nežinau, skyrybos, su vyru nėra santykiai geri, jeigu būna galvojama apie abortą, visi tie dalykai, visos tos neigiamos emocijos, jos, aš sakau, ištirpsta tame vandenyje, keičia vanduo savo struktūrą ir kas vyksta su kūdikiu, kuris vystosi tokiame vandenyje, tas vanduo tampa kūdikio ląstelių pagrindu. Mes gimstame su tuo vandeniu ir gyvename tomis emocijomis. Tas vanduo įtakoja mūsų sprendimus, mūsų savijautą, pasirinkimus, labai daugelį dalykų įtakoja. Ir visą tai galima sutvarkyti ir išvalyti, atstatyti. Tokie vaikai, pavyzdžiui, kurių mamos besilaukdamos galvojo apie valymą, abortą, jie gali jaustis gyvenime, pavyzdžiui, be savo nuomonės, be savo stuburo, jie jaučiasi taip, kad jie būna labai prisirišę prie kitų nuomonės, prie palaikymo, prie to tokio. Jie padarytų viską, kad tik juos priimtų aplinka, pasaulis. Jie atsižadėtų savęs, savo norų, savo svajonių, jie norėtų įtikti, patikti, kad tik jį paliktų gyvą čia, taip grubiai tariant. Ir iš to išeiti padeda šita praktika nėštumo vandenų valymo. Ir tą mes dabar padarysim, tai bus irgi jums kaip ir namų darbas ir pasibandymas savo. Galbūt yra grupėje jau kas darė, tai, nes aš apie tai kalbu ir paskaitose savo, ir stovyklose esu darius tą nėštumo vandenų valymo praktiką, bet per daug niekada nebūna, nes, sakykime, šiandien, ar ne, jeigu kurios bandysit, tai jūs galite išvalyti, padaryti tiek, kiek jūs galite, kiek jūsų esybė, suvokimas, matymas leidžia. Bet tai nebūtinai bus 100% aplamai. Tai bus 100% šiandien, ką galite. Rytoj gali jau bus daugiau. Tai kas kiek laiko pasikartoti tą praktiką yra naudinga. Ir tai nebūtinai 1-2 kartai, tai gali būti, nežinau, į mėnesį kartą. Pasižiūrėti iš naujo, kaip dabar atrodo tas vanduo. Tai ta pradžia tokia ir yra, kad ar ne, prašau, pasiruošiu save darbui šią temą. Savo ryšio kanalą, išvalau, praplečiu, paleidžiu tekėti energijų srautus, suvokimus, visą informaciją, kuri man reikalinga šitam pradirbimui. Ir tada sakau, kad suprantamu būdu noriu pamatyti, kaip atrodo subtiliam energetiniam lygmenį tas vanduo, kuriame aš augau, vyščiausi mamos pilve. Ir koks pirmas vaizdinys šauna į galvą. Tai gali būti bet kas, tai gali būti upė, ežeras, pelkė, drumzlina, gali būti šviesu, skaidru, tada viskas tvarkoja, nėra ką toliau dirbti. Bet jeigu pamatome, kad vanduo yra kažkoks tai drumzlinas su priemaišom, žalias, dumblėtas, trūksta oro, jame užsistovėjęs, kad tai kažkoks putotas, jūra banguota su smėliu, su priemaišom, jūržolėm. Fantazija mūsų gali bet ką mums nupiešti, bet tai mums bus suprantamų būdų ir tai vadinasi man suprantamų būdų. Kai pamatome tą visą vandenį, galime išjausti, kaip aš tame jaučiuosi. Ar man komfortas, ar man netrūksta oro, ar aš nenoriu kuo greičiau išnerti, ar man viskas gerai, kaip aš jaučiuosi tame. Kai tą suvokiame, pajaučiame, suprantame, kad reikia kažką tvarkyti, viską veikia mūsų mintys, ar ne, mūsų vaizdiniai, mūsų ketinimai, jausmai. Tada aš tiesiog ir sakau, kad aš išvalau vandenis, kuriuose vyščiausi ir augau, išfiltruoju nuo visko, kas tenai yra ne mano, kas yra man nereikalinga, kas mane žaloja, kas man kenkia.
Ir įsivaizduoju, kaip tai vyksta, kaip vyksta tas vandens filtravimas, kaip vyksta pokytis. Ir tarsi įsivaizduoju, kad tas vanduo keičiasi ir transformuojasi į tą vandenį pirmapradį, tokį, koks turėtų būti, jeigu jis būtų nepažeistas, nepaveiktas, nepakeistas aplinkos ar mamos ten vidinių kažkokių tai faktorių. Tas toks man sukasi, pirmapradė gyvybės versmė, pirmapradis gyvybės šaltinis, tas vanduo toks, pirmapradis, koks turėtų būti. Kai išjaučiam tą, pamatom vidinį tą pokytį, kaip keičiasi vanduo, kaip jis transformuojasi, skaidrėja, nušvinta, išjaučiame, kaip mes ten jame jaučiamės dabar. Reikia dar suvokti, kad tas senas vanduo, jis vis dar yra mano ląstelėse. Ir galime įsivaizduoti, kad ar ne, kūnas, ten maždaug 70% vandens, jis dar kažkoks ten drumzlinas, užsivėlęs, tas senasis. Aš tada sakau, kad visą vandenį, kuris yra mano ląstelėse, aš jį tarsi, kaip tualete, nuleidi per padus į motulę žemę, jį nuleidi ir tada sakau, kad užsipildau, savo kiekvieną ląstelę užpildau tuo nauju vandeniu, tuo pirmapradės gyvybės versmės vandeniu. Tarsi kiekviena ląstelė užsiburbuliuoja, ten užsipildo tuo nauju vandeniu. Reikia suvokti, kad mano ląstelės, mano visa struktūra yra įpratus dirbti to seno vandens pagrindu, tuo senu režimu tokiu. Gal kažkur kažkas nevyksta, nepersiduoda, neįsisavina, nevyksta taip, kaip turi vykti organizme pokyčiai, funkcijos, visos operacijos. Aš tada suvokiu, kad aš turiu atsisiųsti informaciją, atsiųsti ląstelėms į kiekvieną branduolį informaciją, kaip dabar veikti ir funkcionuoti šito naujo vandens pagrindu. Ir tą ir įsivaizduoju, sakau ketinimą, kad aš atsisiunčiu informaciją, kaip mano ląstelėms dabar dirbti, funkcionuoti naujo vandens pagrindu. Ir tą įsivaizduoju, kaip ta informacija, tą kiekvieną ląstelę branduolį pasiekia, kaip jaučiasi ląstelės aplamai, kūne. Gavo naują vandenį, gavo naujus suvokimus, energijas ir informaciją, kaip vyksta vidiniai tie pokyčiai kūne viduje, kaip tos ląstelės dabar kontaktuoja, kaip jos dalinasi viskuo, ar jos džiaugiasi, ar kaip jos priima naujoves, kad tai bus dabar kažkas jau tokio, kitaip jau. Kada išjaučiam, kad jau pasikeitė vidus, pokytis įvyko, vanduo jau persifiltravo ten ir viduje, ir ląstelėse naujai užsipildė. Mes būdami mamos pilve, įsivaizduodami, kad tam naujam vandenį galim iš savęs, iš savo širdies pasiųsti mamai dėkingumą. Dėkingumą už tai, kad aplamai pasirinko išnešioti ir pagimdyti, kad priėmė, kad tapo tuo tiltu, per kurį aš galiu ateiti į žemę. Nesvarbu, mama gyva ar mirus, ryšys vis tiek yra, mes tą emociją, tą dėkingumą, padėką galim išreikšti, nusiųsti jai mintimis, įsivaizduoti, kaip nuo mūsų ten ta šviesa vandenyje sklinda, kaip persmelkia mamą, kaip mamos keičiasi nuotaika, emocijos, kaip jinai, sakykime, priima mus, susitaiko su ta situacija, kad jinai laukiasi, gal tas nėštumas buvo neplanuotas ar ne, kaip sakau. Kad viskas yra gerai jau. Ir tą tokį dėkingumą, nesvarbu, kiek yra tų nuoskaudų, tos nuoskaudos, jos, nesakau, kad jas reikia pamiršti, jas reikia suvokti, pradirbti, išgyventi, bet tuo momentu mes galime vis tiek iš bent dalelytę to dėkingumo ir meilės jausti, kad aš galiu čia gyventi, kad aš galiu vaikščioti žemę, kad aš galiu skleisti savo energiją, emocijas, kad aš galiu bendrauti su žmonėm, kad aš galiu džiaugtis tiesiog saulė, žolė, geru oru, bet kuo. Tas dėkingumas už kiekvieną smulkmeną, ką mes šiandien turim ir darom, mes galim juo dalintis ir skleisti į aplinką. Tai toksai trumpas tas vandenų prasivalymas, toks išjautimas, pabandykite jį padaryti. Kitas etapas, tai sakykime, mumyse esančios tėvų dalys. Ne? Nes mamos dalis, tėvo dalis susijungia, gavomės mes. Ir toks gana nesudėtingas mechanizmas, bet vis tiek.
Kai gimsta vaikas, ar ne, jisai turi mamos ir tėvo dalį, ar ne, vat vaikas. Mama, tėvas, jeigu mama ir tėvas nesutarė, pykstasi, nekenčia vienas kito, po skyrybų ten ypatingai prasideda visokios nesąmonės, ar ne? Kas vyksta su vaiku? Sakykime, mama nekenčia tėvo už kažką, tuo pačiu siūsdama neapykantą tėvui, jinai ryšio kanalu siunčia neapykantą į tėvo dalį vaike. Ir ta neapykanta tėvui, kuri eina tuo pačiu ir vaikui į tėvo dalį vaike, daro pokyčius vaiko organizme. Ne tik organizme, tai aplamai visose struktūrose. Gali vaikas sirgti, gali daug dalykų negerų vykti. Ir pavyzdžiui, mano atveju, kai mama su tėvu skyrėsi, man ten buvo gal 1,5 metukų, kažkas tokio, jis gėrė, nešė ten daiktus iš namų ir taip toliau, buvo daug neigiamų emocijų. Ir taip toliau aš neišėjau iš ligoninių. Mama sakė, kad aš ten ir kelių mėnesių ligoninėje gulėjau ir lašalinės pajungtos į galvą buvo ir ten paskui 1,5 metukų, vat būtent kai vyko skyrybos, susirgau kažkokią ligą neaiškę, kur ten guzais išmėtė ir temperatūra buvo aukšta ir taip toliau. Ir močiutė galvojo, kad neišgyvensiu, nes jokie vaistai neveikė, ten per stebuklą kažkaip, nežinau, kažkokių ten žolių iš pelkės parnešė ir arbatą girdė ir padėjo. Tai vat tą reikia suvokti ir prisimti atsakomybę, nekaltinti savęs, jeigu prasileidau kažkur, jeigu supykau, jeigu nekenčiau, jeigu mane įskaudino, jeigu aš verkiau ir taip toliau. Viskas yra žmogiška, viskas yra ok, bet reiktų po to susitvarkyti ir transformuoti tą savo negatyvą, kad jis neveiktų aplinkos ir vaikų. Tai jeigu, pavyzdžiui, pradedant nuo savęs, ar ne, mano tėvai nesutarė, vienas su kitu ėdėsi, mane tai veikia neigiamai, bet aš žinau, kad aš turiu ryšius į mamą ir į tėtį, ar ne? Ryšiai nuo manęs eina. Aš tuos ryšius galiu išvalyti nuo savęs, tarsi įsivaizduoju, kad vat, mamos negatyvas, tėvo negatyvas, ar ne? Tai atiduodu mamai kas mamos, tėvui kas tėvų. Ir tarsi įsivaizduoju, kad va tais ryšiais tas visas juodas dumblas, rašalas, nežinau, ką jie ten tą negatyvą viens kitam jautė. Aš su meile ir dėkingumu, kaip sakant, ačiū, bet man jau to nereikia, ar ne, aš gražinu jiems. Jūs tvarkykitės su tuo, tai yra jūsų, ne mano. Ir kai įsivaizduoju, kad tuo ryšio kanalu grįžta atgal jiems, aš savo pasakau, kad mano struktūras visas pažeistas, atstatau, paleidžiu gijimo procesus į ryšio kanalus tuos, įstatau tarsi filtrus, įsivaizduoju, kaip kraują filtravom, taip panašiai ir į ryšio kanalus įstatau filtrus ir jie praleidžia meilę, rūpestį, ten džiaugsmą, ką jie gero jaučia, o su savo negatyvu jie turi tvarkytis patys. Lygiai taip pat aš pradirbus su savo vaikų ryšio kanalais, kad nuo manęs nenutekėtų jiems mano visokie ten, kas ten pas mane darosi dienos eigoje, nesvarbu ten, ar aš su jais ten pykstuosi, ar darbe, ar su vyru, ar su kažkuo, kas man čia galvoj verda, tai kad aš su savim ir susitvarkau ir kad vaikai nepradirbinėtų, nes seniau tai buvo, košmaras kažkoks. Aš ten supykau, kažkas ten man nepatiko, ar ne, pyktis, kaip sako, užvirė kraujas, ar ne, užverda kraujas. Tai yra konkreti temperatūra vaikui. Ir sako, kai aš sakydavau, kad tai yra psichosomatika, sakykime, kad tai, daug kas klausavo, taip, kad vaikai dar jie maži, jie tik gimė, jie ten nepyksta, jie dar neturi tų neigiamų emocijų, jie tai taip, bet aš turiu, o aš su vaiku tai ryšį betarpišką turiu, tai naivu tikėtis, kad mano emocijos nenuteka vaikui, kad jisai jų nejaučia, kad jisai jų neišgyvena savyje, nes galų gale jame yra mano dalis, mano DNR dalis, mano kraujas, lygiai taip pat vyro dalis yra vaikuose. Tai kas tarp mūsų vyksta, mūsų galvose, širdyse, viskas persiduoda ir vaikams. Tai norint tą sutvarkyti, reikia suvokti, kad jeigu jau iš manęs nutekėjo vaikui kažkokia tai rašalo dėmė, kažkoks tai dumblas ar ne, kažkoks negatyvas, tai aš lygiai taip pat sakau, kad aš susigrąžinu savo
savo visą tą negatyvą, atsiprašau vaiko, kad jį palietė tai, kad jam pakenkė, ar ne? Atleidžiu savo, kad už tą visą tokį paleidimą pasakau, kad paleidžiu vaikui gijimo procesus, atstatau jo pažeistas struktūras, įsivaizduoju, kaip tai vyksta. Kai susigražinu savo tą negatyvą, jeigu aš atrenku situaciją, kad aš ten supykau, pavyzdžiui, ar ne, tai ir sakau, kad tą pyktį savyje keičiu ir transformuoju į ramybę. Išjaučiu tą ramybę, ar ne? Į kanalą, į ryšio kanalą įstatau filtrą ir pasakau, kad va šitas filtras praleidžia meilę, džiaugsmą, viską, ką aš gero jaučiu ir patiriu, bet visas mano tas jau vidinis lieka pas mane ir jau aš pati su tuo tvarkysiuosi, neperduodama vaikam. Vaikai turi patys su savo ką tvarkytis, jie ateina ne balti popieriaus lapai, jie atsineša savo patirtį, savo istoriją, jie dar spės pridirbti su savo. Ir dažnai klausia, ką daryti, pavyzdžiui, aš su savim dirbu, ar ne, aš tą suvokiu, suprantu. Bet, sakykime, mano vyras galbūt nedirba, ar ne, jisai ten ir pyksta, ir šaukia ant vaikų, ir taškosi, ir visaip kaip, ir ten gal, taip nevyksta, bet jeigu taip vyktų, ar ne, sakykime, jo negatyvas veikia vaikus, tai ką man daryti, ar ne dabar? Vaikus mes galim tvarkyti mamos teisėmis, mes turim tas teisės, ar ne, ir sakau tada mamos teisėmis vaiko vardu, ir tada dirbu aš už vaiką, lyg aš būčiau vaikas, ar ne? Įeinu į jo situaciją ir sakau, kad mamos teisėmis vaiko vardu išvalau ryšio kanalą su tėčiu, ten paleidžiu gijimo procesus pas save, atstatau pažeistas struktūras, tada jau iš vaiko pusės tarsi įdedat filtrą tarp vaiko ir tėčio į tą ryšio kanalą. Ir vyras jau ten pats tegu tvarkosi, nemažas vaikas. Jeigu nesupranta šitų dalykų, jeigu nesidomi tokiais dalykais, tai jau yra jo pasirinkimas, nes sutikit šiais laikais informacijos apie visokias darbo su savim technikas daugiau negu reikia ir tai jau net apsinuodinti tą informaciją galima, kiek visko yra. Ir nematyti to, nesuprasti ir nežinoti, tai jau yra pasirinkimas. Jau ne tai, kad nežinau, aš čia iki manęs informaciją nedėjau, tai yra pasirinkimas nematyti ir nežinoti iš tų dalykų. Ir, o ką tada? Tai jeigu tai yra pasirinkimas, visatos įstatymai yra laisva žmogaus valia, aš negaliu už kitą žmogų, suaugusį žmogų, ten vyrą ar panašiai, kažką tai daryti, spręsti, kontroliuoti, valdyti jo domėjimosi sričių, pasirinkimų ar kažkaip. Aš tada ką galiu? Aš galiu atsukti pirštą į save ir žiūrėti, o ką man su tuo daryti, kaip man pradirbti, kaip man nekontroliuoti, kaip man tiesiog savanaudiškai galbūt ar ne, bet čia jau kaip meilė savo, kaip išlikti savimi, neprarandant savęs visame tame. Tai nėra lengvas etapas, jis užtrunka ir tai nėra taip labai greitai, kad tuos santykius sutvarkyti, taip, kad būtų viskas fainai. Bet įmanoma, mes dabar su vyru 25 metai gal kartu, tai galiu pasakyti, po kokių 15 metų kartu gyvenimo gal jau galėjau atsipūsti ir sakyti, jau dabar gerai. Iki tol buvo juodas darbas, kampų gludinimas, visokie principai, karūnos, visokie įsižeidimai, nepasitenkinimai, pretenzijos, visko buvo. Tai svarbu nenuleisti rankų, nes tose rankose viskas pas mus yra. Su tais vaikais, jų dalimis. Ką dar sakysiu šitą temą? Su tom lygom, tai principas tas pats, ar ne? Kad vaikų lygos iki kokių paauglystės, tai dažnai būna mūsų situacijų išraiškos pasireiškimai. Po 14 metų jau vaikai sėda ant savo karmos, ant savo subinės ir jiem pasileidžia jau jų programos, ką jie turi pradirbti. Nes kai būna vaikas gimsta mažas, ar ne, jisai būna mamos energetiniam lauke. Pilve, tada išlenda, tada iki 3 metų būna mamos energetiniam lauke, tai vienareikšmiškai mama įtakoja daugelį dalykų ir galima, tai yra labai gerai, nes tada vadinasi, aš galiu daug dalykų ir sutvarkyti, jeigu nuo manęs daug kas priklauso. Nuo 3 iki 7 metų tas periodas yra, kada vaikas išeidinėja iš mamos energetinio lauko
jis toks labai tampa pažeidžiamas subtiliam lygmenį, nes toks kaip vėžliukas be kiauto. Tada prasideda visokie naktiniai košmarai, vaikų matymai, baubų, visokių tų astralinių parazitų gąsdinimai, nes jie tokie gana tampa lengvas, ne grobis, negaliu sakyti, kad grobis, bet jie lengvai pasiekiami. Jie dar neturi suformavę pilno savo apsauginio to lauko. Iš mamos lauko jie tik ką išėję ir ten vyksta procesai iki 7 metų ir tas periodas yra toks gana jautrus, gana subtilus vaikui augimo prasme ir tuo metu labai svarbu tą suprasti tėvams su vaiku bendraujant, nedusinti jo, neslopinti, nesakyti, kad nėra čia baubų, tu čia nesąmonės matai, tu čia neišsigalvok, čia eik miegok ir visa kita. Reikia suvokti, kad vaikas realiai gali tai matyti, gali tai jausti, kad jis patiria tuos puolimus, kažkokias atakas miego metu ir kaip su tuo kalbėti tėvams, ką daryti. Ta pati formulė, kurią kartoju, ar ne? Stop, draudžiu artintis, mano ten kūnas ir siela priklauso man. Arba jeigu už vaiką sakome, tai stop, draudžiu artintis, mano vaiko kūnas ir siela priklauso jam. Tai yra toks kaip stop ženklas tiem visiems astraliniam parazitam, kurie bando vaiko energiją nusirpti, juo pasimaitinti per košmarus, per visokius vaizdinius, kurių vaikai bijo. Ir dar galima ką daryti, tai aš pavyzdžiui vaikus įsivaizduodavau, kad tarsi įsupu į tokį šviesos kokoną prieš einant gulti. Kaip į apsaugą kažkokią savo energijos ar jo pačio tarsi nebūna prieš miegą, kaip sako, labai svarbus ritualas užklostyti vaiką. Ne šiaip savo, tas yra, aš dabar tai tokia mintis atėjo, kad ne šiaip savo tėvai užkamšo apklosto vaiką, nes taip tarsi perduoda energiją, perduoda tą tokią apsaugą. Tik tai daro, nesąmoningai, fiziniam lygmenį tik tai. Bet jeigu mes įjungtume ir subtilų tą lygmenį savo išjautimą, ką aš darau ne tik fiziškai, bet ir energetiškai, tai turėtų didesnį poveikį, nes tada aš užklostydama vaiką, aš įsivaizduoju, kaip aš užlyginu energetinio lauko skylės jo, kas per dieną jam įvyko, kur jis prasileido, kur kažkas atsitiko, ar ne, tai tarsi jį nuvalau energetiškai nuo visokių ten prielipų, kaip aš jį užklostau, kaip aš jį paruošiu nakčiai, kad jisai saugiai miegotų. Nėra sudėtinga. Dar vienas momentas, ką dabar ir darau, ir mažesnieji vaikai prašo, jie turi žaisliuką, su kuriuo miega, jie paprašo, kad aš jį pakraučiau. Prieš miegą visada abudu nepamiršta, ateina mamytė, pakrauk žaisliuką. Kas pakrovimas, pasiėmė žaisliuką, apsikabinu jį, įsivaizduoju, kad savo energiją užpildau, tą žaisliuką užpildau savo energiją, palaikau ir jiems paduodu. Ir atrodo, čia gali įsivaizduoti, kad čia nesąmonė, ar ne, bet tai yra sąmonė, nes Džiugas, jam dabar 11, kažkurį tai rytą sako, mamytė mažai pakroviai, nes į pareitį baigėsi. Tai ta prasme, vaikai tą jaučia, bet iš tikrųjų aš tą vakarą jau buvo vėlu, kažkaip tas toks buvo, jie čia įsidūkę, išserzinę, aš ir pati pavargus, viskas greitai, einam gulti, jau čia miegot laikas, anksti keltis. Ir toks atrodo, taip, ne tai, kad atmestinai, bet kažkas panašaus tą žaisliuką, palaikiau, gerai bus gerai. Sirytė sako, mažai pakroviai, baigėsi į pareitį. Tai bet jis taip pats ir sako, kad kai aš pradėjau miegoti su tuo žaisliuku, aš labai gerai išsimiegu. Tai šitą ritualą, anuliuoju ritualus, nereikia ritualų, bet įprotį, jeigu vaikui reikia, mes galime tą daryti ir tai labai paprasta ir nieko nekainuoja, svarbu tikėti tuo, ką darome. Tai iki 7 metų vaikas susiformuoja tą tokį savo, nuo 7 iki paauglystės, jis pradeda tolti. Bandyti savo žingsniais eiti per pasaulį, jau prasideda jo tokie, ne karma, bet sakykime, jau prasideda santykiai su klasiokais. Tie klasiokai dažniausiai nebūna atsitiktiniai, šiaip savo surinkti žmonės, tai būna ir iš praėjusių gyvenimų. Ir ten būna su vienais gerai sutarė, su kitais pešasi, mušasi ir taip toliau. Tai vaiką išleidžiant į kolektyvą reikia turėti omeny, kad mamos teisėmis vaiko vardu paleidžia automatiniam pradirbimui visus jų bendrus gyvenimus. Mano vaiko su klasiokais, su mokytojais, su visais,
kurie susitiks mano vaiką, paleidžiu automatiniam pradirbimui jų bendrus gyvenimus. Tai yra šiek tiek palengvinimas, kad praeitų sklandžiai. Mamos teisėmis vaiko vardu galiu siūsti vaikui suvokimus, informaciją, energijas, žinias, ne iš savo kanalo, bet iš vaiko, tarsi aš vaiko vardu dirbu, kad jam ateitų visi suvokimai, energijos ir žinios, ką jam kaip elgtis, kaip daryti, kaip plaukti šitam gyvenimo vandenyne. Ir kai ateina vaikui ta paauglystė, ar jinai bus sunki, ar jinai bus lengva, priklauso nuo to, kaip funkcionuoja, kaip veikia bambagyslė energetinė, tarp manęs ir vaiko. Jeigu pas mane, sakykime, yra didelės baimės, nepasitikėjimas pasauliu, vaiku, jeigu aš galvoju, kad pasaulis yra baisi vieta gyventi, jeigu aš bijau, kad mano vaikui kažkas atsitiks blogo ir taip toliau, paauglystė bus sunki, nes aš nepaleisiu bambagyslės, neleisiu jos nukirpti, ar ne? Prisirišimai visi prie vaiko, čia vaikas mano vienintelis gyvenimo tikslas ir šviesa akių. Vaikas nori, nenori, subtiliam lygmenį jis norės nutraukti tą bambagyslę, nes toks dėsnis taip turi įvykti. Ir pasižiūrėjus subtiliam lygmenį, kartais matosi, kad tarp vaikų ir tėvų yra ta bambagyslė, bet jau jinai gangrenavus. Jau jinai pūvanti, jinai turi nutrūkti, bet iš paskutiniųjų kažkas tai laiko ją ir nepaleidžia. Ir neleidžia vaikui susirinkti jo patirčių, jo, ką jis turi patirti, ar ne? Tada prasideda tas maištas, prasideda pykčiai, prasideda nesusikalbėjimai, durų trankimai ir taip toliau. Ir tai yra natūralus procesas. Ir kuo mes greičiau tą suvoksim ir tą bambagyslę nutrauksim, tuo lengviau praeis ta paauglystė. Aš dabar turiu 2 paauglius, sakykime, Ąžuolui 16 tuoj bus, Saulei 13 suėjo. Kaip sakant, aš džiaugiuosi, kad pas mus nebuvo tų paauglystės tokių dramų. Man gražu žiūrėti bręstančius žmonės, kaip jie mato pasaulį, kaip jie priima sprendimus. Su Saulė buvo šiek tiek irgi, jinai ten buvo pradėjus duris trankyti, bet jinai yra, kaip žiūrėjau, moteris, mergina, tokia, taip gražu tie jos tokie išreiškimai savęs, jinai pagarbiai, jinai niekada, ta prasme, nepasiuntus manęs ne apie tai, bet jinai labai greit užsiplieskė, labai liūtas, ugnis, tokia, jinai gina savo teritoriją, jinai žino geriausiai, kaip turi būti. Ir man tai yra gražu. Man tai yra gražu stebėti tą brandą, jų brendimo procesą visą, leisti kažką daryti, kaip jiems atrodo. Mano paskirtis, kaip sakau, kad gyvybę išsaugoti, ar ne, visą kitą jau kaip nors. Svarbu būti šalia, stebėti ir jiems kilus poreikiui su manim pakalbėti, kažką aptarti, girdėti, būti šalia, išklausyti. Jeigu prašo, kažką tada patarti. Ir kai ta bambagyslė taip natūraliai, gražiai atitolsta, nutrūksta, mes ją paleidžiam, vaikas yra paruoštas eiti į gyvenimą drąsiai, pasitikinčiai, ar ne? Jeigu mūsų, sakykime, kai augome, paauglystė buvo sunki, su tėvais nesutarėm, mus kažkaip ribojo, nepaleido, yra žmonių, kurie ten ir virš 20 metų yra priklausomi nuo tėvų tiek finansiškai, tiek emociškai, tiek jaučia poreikį atsiskaityti, bijo paskambinti, pasakyti kažką, nežinau, bijo kažkokius sprendimus priimti, nepasitarę su tėvais, nors jau yra suaugę žmonės, ar ne. Tai irgi reikia suvokti, kad ta bambagyslė matytina yra apsivyniojus aplink kaklą kelis kartus, dusinas smaugia, išeiti negali iš tos situacijos, bet subtiliam lygmenį mes kiekvienas galim tą bambagyslę atsivynioti, padėkoti tėvams už viską, ką jie davė, nusiųsti mintyse suvokimus, kad aš jau užaugau, ačiū už viską, bet man jau jūsų dabar jau pagalbos, nuomonės, jūsų programų, suvokimų nebereikia, aš turiu savo. Ir kai atsijungiam nuo tos bambagyslės su tėvais ir priimam savo suvokimus, savo energijas, savo informaciją iš savo sielos, mes ir turim tada tą pagrindą po kojom ir tuo pagrindu galim jau eiti patys savarankiškai. Aišku, jeigu nėra baimių ir nepasitikėjimo, ar ne, ir grįžtam prie to pačio darbo su savim per emocijas, jeigu yra baimė, nepasitikėjimas savim, tai reikia transformuoti. Ir pabaigai apie tą baimę, užkalbėjau, atėjo mintis, vakar turėjau tokią situaciją, kas yra baimė, irgi
pabandykit prajausti. Išėjau iš parduotuvės, jau temo ir, vis tiek čia, kaip sako, Amerika nesaugu galbūt, nors gyvenam valstijoje, kurie tikrai yra saugu, aš jaučiuosi saugiai labai. Bet taip, tiesiog kažkodėl praėjo mintis, aš čia viena, temsta, o jeigu mane taip užpultų dabar kažkas, nežinau, kraunu pirkinius į bagažinę ir toks kažkur išlindo filmukas matytas, kai moteris krauna pirkinius į bagažinę, o kitas kažkoks pribėgęs vagia iš tos bagažinės, atiminėja ir tiesiog nežino, ką daryti. Kažkodėl tą filmuką man išmetė. Manie baimė nesukilo, bet atėjo suvokimai tokie, aš ne taip, kad aš žinau, kad aš pritraukiu tai, ką aš jaučiu, ką aš spinduliuoju. Ir atėjo toks suvokimas apie baimę, ir įdomu, kaip jums, ar pavyktų tą išjausti, o kuo jums kvepia baimė? Kokį kvapą turi baimė? Ir man tokia, vos ne lavoniena, pūvanti mėsa, ta baimė. Ir, pavyzdžiui, tada kitas vaizdinys iššoko kažkokia dykuma, merdintis žmogus ir tie grifai jau suka ratus, ar ne? Ir tuo metu atrodo, kad jeigu mane kažkas puola toj dykumoje, ar ne, aš turbūt ginčiausi, kovočiau iki paskutinio atodūsio, nesileisčiau aš ten jau taip, kad mane kapotų, ar ne? Mes kiekvienas tą darytume, kovotume su tuo, kas mane puola. Ir aš galvoju, kad su ta baime lygiai taip pat reikia viduje, jai neleisti išsikeroti, su ją kovoti, ją gaudyti savyje ir tą baimę keisti ir transformuoti į drąsą. Nedaleisti tų minčių neigiamų, nes tas mintis neigiamas mums kiša visi astraliniai parazitai, jie kaip tie maitvanagiai užuodžia tą baimę mumyse. Ir kada mes bijome, mes skleidžiame tą kvapą į aplinką, ir mes pritraukiame tuos maitvanagius, kurie maitinasi tą baimę. Ir tada visos situacijos mums sukasi aplinkui mus paremtos tą baimę. Mums nesiseka, mus kažkas gazdina, mums ten vyksta visokios nesąmonės, visokie dalykai. Ir mes toliau išjautinėjom. Bet jeigu aš savo baimę keičiu ir transformuoju į drąsą, jeigu aš savo pyktį keičiu į ramybę, aš nepritrauksiu tų maitvanagių. Manęs niekas neužpuls, jeigu aš nedaleisiu savo mintims ir širdžiai jausti baimės. Jeigu aš spinduliuosiu drąsą, pasitikėjimą, neatskris pas mane tie maitvanagiai. Čia kaip jūroje ryklys, ar ne, užuodžia kraują ir atplaukia. Nekraujuokim, neleiskim to savo energijos į išorę, tokios neigiamos, nepritraukim to, kas mumis maitinasi. Ir tas gyvenimas bus visai kitoks. Ir toks atrodo net vaizdinys, man vakar išėjus iš parduotuvės, paskui jau prasisuko, kad net jeigu ir kažkas prieitų ir kažką pasakytų, toks atrodo net, stop, man neįdomu. Tai energetiškai toks atrodo, man neįdomu, manęs tai nekabina, manęs tai neliečia. Mano gyvenime, mano pasaulyje to nėra. Tai tai su ta mintim, ant drąsos tos tokios, ant pasitikėjimo, ant ramybės, ant to pagyvenkim, pajauskim, išjauskim savo skirtumą, kaip gyventi su ta baime, kaip gyventi su drąsa, koks skirtumas tai yra. Prasivalykim vandenis, ryšius su vaikais, atleiskim savo, priimkim tą gyvenimo dovaną, tą džiaugsmą, kad mes galim čia būti. Padėkokim visiems, kurie yra šalia ir pamatysit, bus labai gerai. Tai jeigu kils klausimų, kaip visada, kelkit, rašykit, įrašysiu. Iki.